Taip, žarnyno poveikis Bechterevo ligai. Tai jau kaip minėjau pradžioje šitos paskaitos, kad žarnynas turi be proto didelę įtaką bet kuriai autoimuniniai ligai, nesvarbu, kokia jūs sergate. Taip. Ir dažnai žmogus gali turėti netgi ne vieną autoimuninę ligą, pavyzdžiui, psoriazę ir psoriatinį artritą. Taip. Ir Ir todėl, jeigu žiūrint iš funkcinės medicinos pusės, dažniausia autoimuninių ligų gydymas būtent ir prasideda nuo žarnyno tvarkymo. Ir čia, kas liečia Bechterevo lygą, į kokius dalykus norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Tai keletą čia tyrimų įdėjau, kaip mikrobiota, žarnyno mikrofloros įvairovė, taip, ar disbiozės buvimas ar nebuvimas, kokią įtaką turi Bechterevo lygai. Tai tikrai jūs jau tikriausiai esat girdėję ne vieną kartą, kad apie klebsiella pneumoniją bakterijas, taip, kad reikia vengti krakmolingų daržovių jūsų atveju. Bet iš esmės tai ne tik apie tai yra, apskritai apie žarnyno mikrofloros mūsų būklę. Ir čia taip apie mikrobiomą, būtent rašome apie žarnyno pralaidumą, kad yra svarbu užtikrinti, kad būtų žarnyno mikroflora, mikrobiota kuo įvairesnė, kas liečia gerąsias tai bakterijas, kad nebūtų grybelio išvešėjimo, disbiozės, tos blogųjų bakterijų išvešėjimo, taip. Ir iš esmės, kas tyrimuose atsispindi, kai kuriuose net rašo, kad net iki 70% žmonių sergančių Bechterevo liga gali turėti žarnyne uždegimą, taip, uždegiminės žarnyno ligas. Tai čia galėtų būti ir opinis kolitas, ir Krono liga. Aišku, kad tą patvirtinti būtų galima daryti laktoferino, kalprotektino tyrimus iš išmatų arba kolonoskopijos metu, taip, tą diagnozuoti. Bet kokiu atveju žarnyno būklė, mikrofloros būklė, taip, vaidina stiprų didžiulį vaidmenį. Ir aišku, galima taip nuspėti dėl ko, nes vienas kad mūsų tinkama žarnyno mikroflora irgi prisideda prie mūsų imuninės sistemos, tai prie hormoninės veiklos tinkamesnės, prie toksinų šalinimo efektyvesnio ir panašiai. Bet ką šiandien dar norėčiau jums truputėlį plačiau pasakyti, tai apie padidėjusį žarnyno pralaidumą. Ir literatūroje, kas yra rašoma, kad praktiškai visi, kas turi autoimuninį tiroiditą, turi didesnį arba mažesnį padidėjusį žarnyno pralaidumą. Kas tai yra? Jeigu čia mes žiūrime kaip į žarnyną ir matome, kad žarnyno epitelio ląstelės turi būti glaudžiai viena su kita susijungusios, taip? Ir dėl įvairių priežasčių, kaip pavyzdžiui, dėl antibiotikų vartojimo, dėl nesteroidinių vaistų nuo uždegimo vartojimo, dėl didžiulio streso, dėl daug, tarkim, glitimo turinčių produktų vartojimo ir panašiai, gali tarp žarnyno tų epitelio ląstelių atsirasti tarpai. Ir kaip atsiranda tarpai, tada ne iki galo suvirškintas maistas patenka į kraujotaką, taip. Ir ypatingai problema didelė atsiranda tada, kaip nesuvirškinti iki galo baltymai, tai kaip baltymai nesuvirškinti iki aminorūgščių patenka į kraujotaką. Tada mūsų imuninė sistema yra aktyvuojama, nes kaip atsiduria baltymas kraujyje, taip, organizmas reaguoja taip kaip į priešą, jeigu taip galima įsireikšti, taip, pavyzdžiui, patogenai, taip, dažnai yra sudaryti iš baltymų, tai būtent organizmas reaguoja kaip jis tokį svetimkūnį ir pradeda imuninė sistema suaktyvinama ir pradeda atakuoti, pavyzdžiui, glitimą. Taip, kai baltymai suvalgo, tarkim, duoną, jeigu turi padėsi žarnyno pralaidumą, ta duona gali būti nesuvirškinta tinkamai, baltymai, glitimas nesuvirškintas iki aminorūgščių, ir tas glitimas, jeigu patenka
į kraujotaką, tada gali sukelti didžiulių problemų. Taip, ta imuninė reakcija stiprią gali sukelti. Tai vienas kas yra koksai tikslas žmonėm, kurie turi autoimunės ligas, taip tai gydyti padidėjusį žarnyno pralaidumą. Dabar jums gali kilt klausimas, o kaip nustatyti, ar jis yra ar nepadidėjęs, tai dabar jau Lietuvoje yra atliekamas toksai zonulino tyrimas. Tai zonulino padidėjimas galėtų duoti tą prielaidą, kad jum yra padidėjęs žarnyno pralaidumas. Asmeniškai aš savo praktikoje, ką darau taip ir darydavau, tai jeigu žmogus turi bet kokią autoimuninę ligą, aš tiesiog tvarkau žarnyną ir aš žiūriu pagal simptomatiką, aišku, ar tai nėra su skrandžio problemos, ar nėra ten, tarkim, tulžies pūslė išoperuota, pašalinta taip, ar nėra su kepenim problemos, ar kasa pakankamai fermentų išskiria ir panašiai. Bet iš esmės kitas dalykas, ką aš darau visais atvejais, tai aš išbraukiu produktus, maistą, kuris stipriai kelia uždegimą žarnyne ir kur bet kokiam žmogui yra, kuris sunku suvirškinti ir kuris, jeigu jį vartojam, kuris neleidžia arba labai apsunkina, gal taip galima taip išsireikšti, žarnyno gijimą. Tai koks tas maistas būtų, tai glitimas, visi produktai, kuriuose yra glitimo, tai kviečiai, rugiai, miežiai, spelta, kamutas, pavyzdžiui, makaronai iš jų, košės, miežinė košė, ten perlinė košė, taip. Kas dar, duona, nesvarbu, kad tai ruginė, bet cukrė, be mielė duona, bet jis tiek turės glitimo, taip, ir tada sugydyti tampa sudėtinga. Tai vienas, kad mes glitimą išbraukiam visais atvejais, jeigu yra autoimuninė liga. Kitas taip, kad dažniausiai ir pieno produktus, patį pieną išbraukiam visais atvejais, raugintus pieno produktus žiūrim pagal toleranciją ir pridėtinį cukrų labai stipriai sumažinam, paskui užtikrinam, kad vitamino D netrūktų, kad cinko netrūktų, vitamino A, kad netrūktų, taip, kad galėtų gleivinę gydyti ir pats žarnynas efektyviau. Kaulų sultinių įtraukimas irgi būtų naudingas gijimo procesam, taip. Tos short chain fatty acids irgi trumpųjų grandinių riebalų rūgštys irgi labai puikiai padeda atkūrinėti žarnyno mikroflorą visą ir padeda tvarkytis, tai padeda gijimui pralaidaus žarnyno, tai čia jį galima įsigyti ir papildų pavidalu. Toliau, ką aš žiūrėčiau, tai dėl disbiozės, ar nėra grybelio išvešėjimo, ar nėra blogųjų bakterijų išvešėjimo, ar nėra parazitų išvešėjimo, taip. Tai kas galėtų skatinti tą disbiozę, tai aišku, jeigu daug antibiotikų vartojate, įvairios virškimo trakto infekcijos, viena gal tokių dažniausia pasitaikančių, tai yra H. pylori bakterija, ir jos išvešėjimas gali labai stipriai vesti prie disbiozės. Virškimo trakto įvairios operacijos, taip, lėtiniai virškimo sutrikimai, tai pavyzdžiui, jeigu jums yra išvešėjusios bakterijos planavim žarnyne kaip pavyzdys, arba tas pats skrandžio rūgštingumas sumažėjęs, toks lėtinis chroninis vidurių užkietėjimas irgi gali stipriai prisidėti prie disbiozės, taip, jeigu skaidulų trūksta mityboje, jeigu nėra raugintų, fermentuotų tų produktų, jeigu yra daug maisto produktų, kuriuos ta imuninė sistema taip stipriai reaguoja, stresas, toks chroninis, lėtinis, ilgai besitęsiantis irgi gali skatinti. Ir jeigu kalbant apie stresą, taip, ta mūsų mityba jau eina antrą, trečią planą, nes jeigu mes stresuojam ir nesusitvarkom su tuo stresu, kas vyksta, taip labai keičiasi skrandžio rūgštingumas, suprastėja virškimo fermentų išskyrimas ir pats virškimo procesas dažnai sutrinka ir dėl to gali pradėti fermentuotis maistas. Jeigu jūs, tarkim, stresiniai būsenoj pavalgote,
taip, tas maistas nebus tinkamai suvirškinamas ir gali prasidėti fermentacija to maisto ir vesti prie disbiozės, kaip pavyzdys, taip. Dėl vidurių užkietėjimo mes turim užtikrinti, kad mes tuštintumėmės kiekvieną dieną lengvai, taip, ir jeigu jūs nesituštinat kiekvieną dieną arba tuštinatės kiekvieną dieną, bet sunkiai, tai jau laikoma, kad yra vidurių užkietėjimas, taip. Kas gali turėti įtakos vidurių užkietėjimui, tai kaip skydliaukės veikla sulėtėja, beveik visais atvejais būna, labai labai dažnai, gal negaliu sakyti visais, bet be galo dažnai būna ir vidurių užkietėjimas, jeigu skysčių trūksta, jeigu skaidulų trūksta, arba jeigu įsitraukiat skaidulas, bet nepadidinat išgeriamo vandens kiekio, tai irgi gali turėti įtakos. Jeigu skrandžio rūgštingumas pasikeičia, taip ir sumažėja, irgi tas gali būti, kai žmonėm, kurie netoleruoja pieno produktų ir vartoja juos, gali tai kelti stipriai vidurių užkietėjimą. SIBO tai yra Small Intestinal Bacterial Overgrowth, tai yra plonajam žarnyne išvešėjusios bakterijos, kaip jos išvešė plonajam žarnyne, tai gali kelti didžiulį pilvo pūtimą, viduriavimą arba vidurių užkietėjimą, arba būna tai viduriuojama, tai viduriai iškietėja, bet nebūna normalaus tuštinimąsi. Kalbant apie skysčius, taip, kad netrūktų vandens, tai kokie simptomai galėtų rodyti dehidrataciją. Tai aišku, troškulys jau tada, kaip jūs norit atsigerti vandens, jau tada, kaip jūs labai labai troškina, tai jau būna įvykusi dehidratacija, jau jūs pavėlavote, taip. Tai iš esmės reikia atsigerti dar tada, kaip nėra to be galo stipraus norėjimo, tai vandens, sausa burna, suskilinėjusios lūpos, galvos skausmas, odos sausumas. Jeigu šlapinatės ir šlapimo spalva būna tokia tamsesnė, taip, nes šlapimo spalva turėtų būti beveik skaidri, šviesiai gelsva, kad rodytų pakankamą skysčių kiekį ar vartojate. Taip, aišku, jeigu vartojat B grupės vitaminus, tai ta šlapimo spalva gali būti ryškiai geltona. Tai tokius simptomus atkreipčiau dėmesį, ar tikrai geriat pakankamą kiekį vandens. Iš bendro kraujo, kas galėtų rodyti skysčių trūkumą, tai jeigu hemoglobinas ar hematokritas ar eritrocitai padidėja, tas pats, jeigu vien tik hemoglobinas būtų padidėjęs, aš jau žiūrėčiau pas žmogų, kiek jis išgeria tų skysčių, nes tai galėtų rodyti irgi dehidrataciją. Kas dabar žarnyno mikroflorą gerina? Aišku, vėlgi skaidulos, tai galėtų būti tiek skaidulos gaunamos iš daržovių įvairių, iš uogų, tiek iš linų sėmenų, čija sėklų, balkšvojo gysločio lobelių, probiotikai ir prebiotikai, tai yra gerosios bakterijos ir maistas gerosiom bakterijom. Taip, tai iš probiotikų šaltinių, aišku, visos raugintos daržovės būtų nuostabus produktas, rauginta fermentuota ta pati arbata galėtų būti, taip, ypač jeigu patys gaminatės. Prebiotikai, tai obuolių sidroacas, tarp kitko, irgi yra probiotikas, taip. Dabar maistas gerosiam bakterijom, tai poras, puikus produktas, taip, svogūnai, česnakai, kaip pavyzdys. Vėlgi vanduo, didesni nevalgymo tarpai, tai čia turiu omeny, kad ne tai, kad jūs valgot 3 patiekalus ir dar labai dažnai užkandžiaujat. Tai būtų labai naudinga tarp kiekvieno valgymo palikti bent 3 valandas tarpą, kaip jūs į tą tarpą nieko neužkando. Taip, tai pavyzdžiui, jeigu pavalgyt pusryčius 8, kad bent jau iki 11 palauktumėt ir nieko neužkandžiautumėt, taip, kad spėtų apsivirškinti organizmas. Judėjimas. Fizinis krūvis be galo naudingas žarnyno mikrofloros gerinimui, didėja gerųjų bakterijų rūšių skaičius, sustiprėja trumpųjų grandinių riebalų rūgščių gamyba, taip, kas irgi gerina žarnyno mikroflorą, sumažina uždegiminius procesus, taip, tai labai labai naudinga būti fiziškai aktyviam kiekvieną dieną. Kas blogina? Cukrus, rafinuota angliavandeniai, karvės pieno produktai, glitimas, lektinai, transriebalai, dažnas užkandžiavimas. Taip, į ką atkreipčiau dėmesį. Kokie tyrimai galėtų būti naudingi pasidaryti? Vėlgi, aš nesakau, kad juos visus jūs turite pradėti darytis, tai labai priklauso nuo simptomatikos jūsų.
Tai jeigu, tarkim, dėl H. pylori bakterijos, jeigu būtų nevirškinimo jausmas, jeigu būtų rūgščių kilimas, pilvo pūtimas po maisto, pilnumo, toks sotumo jausmas, taip, aš tikrai daryčiau H. pylori tyrimą. Laktoferinas, kalprotektinas iš išmatų galėtų parodyti, ar jums nėra uždegiminių žarnyno ligų. IFOP tai slaptą kraujavimą rodo, tai irgi galėtų parodyti, ar nėra kažkur virškinimo trakte žaizdelių. SIBO tyrimas tokiu atveju būtų reikalingas, jeigu jums nuolat pučia nuo bet ko pilvą. Taip, jeigu yra viduriavimas arba vidurių užkietėjimas, arba tai viduriuoja, tai viduriai užkietėja. Disbiozės tyrimas galima atlikti mikrobe ir žinoma daug kur yra dar ir kitur. Čia vienas kaip iš pavyzdžių, kuriame jūs matytumėt, ar nėra bifido, laktobacillus bakterijų per mažai, ar nėra grybelio išvešėjimo ir panašiai. Dėl gyvenimo būdo svarbos irgi labai labai svarbu. Aišku, reikia kuo įmanoma labiau vengti streso, jūs tikriausiai irgi ne vienas esat pastebėję, kad suaktyvėja, pablogėja situacija, sveikatos būklė, kaip jūs stresuojate, bet irgi ką reikia suvokti, kad stresas tai nėra tik tai, kad jūs turite toksiškus santykius arba negerus santykius darbe ar šeimoje, ar kad, nežinau, artimųjų netektis. Stresas yra organizmui ir tada, kaip jūs valgo daug cukraus, kaip pavyzdys. Stresas yra tada organizmui, kaip jūs einat labai vėlai miegoti arba kaip jūs neišsimiegate. Stresas yra, jeigu jūs, pavyzdžiui, dirbate patalpoje arba gyvenate namuose, kuriuose yra pelėsa. Čia kaip pavyzdys, taip, tai ką aš tik tuo norėjau parodyti, kad streso sąvoka yra žymiai platesnė, kas organizmui yra stresas ir jo reikėtų įvairiais būdais jį mažinti ir tvarkyti su juo, taip, tuos streso šaltinius. Tai kaip galėtų prisidėti jisai prie ligos blogėjimo, progresavimo ir panašiai. Tai kad stresas lėtinis taip išsekina antinksčius, tada sutrinka streso hormonų gamyba, kortizolis gali padidėti, kas silpnina imuninę sistemą, blogina virškinimo procesus, mažina gerųjų bakterijų kiekį žarnyne. Taip. Dėl atsparumo streso, tai mes turim didinti tą atsparumą stresui, taip, ir čia nesu pati skaičius šitos knygos, bet galbūt tai galėtų būti vienas iš pagalbos būdų. Taip, aš asmeniškai niekada man neišeidavo įtraukti meditacijos, niekaip nebuvau prisijaukinus jos ir vis skaitydavau apie naudą, tai ir norėdavau, bet neišeidavo, tai man labai pagelbėjo tokia programėlė Atom. Tai su jos pagalba jau nuo vasario 28 dienos praktiškai buvo tik keletas dienų, kai praleidau ir nepadariau. Tai būtent tokia trumpa meditacija mano kiekvienas rytas prasideda ir dabar netgi laukiu to ryto ir to momento, nes tikrai rytas tampa kitoks, ne lėkime, o tokioj ramybės būsenai. Taip. Tai irgi kaip galėtumėt, jeigu būtų įtarimas, kad tarkim, jeigu šiaip jaustumėte, kad jūs nesusitvarkot visiškai su stresu, tai galėtų rodyti antinksčių nuovargį ir tas nesusitvarkymas su stresu, taip, tai turiu omeny, kad net menkiausia situacija išveda iš pusiausvyros, jūs galite galvoti va taip logiškai mintyse, taip, kad nėra dėl ko nervintis, kad viskas yra gerai, bet žmogui neišeina nesinervinti, jeigu visada atsikeliate pavargę, nesvarbu, kiek laiko miegotume, taip, jeigu energijos daugėja link vakaro, aš žiūrėčiau pas jūs su antinksčiais viskas gerai ir aš daryčiau kortizolį tyrimą iš seilių, tai šitą tyrimą iš seilių daro Synlab laboratorija ir būtinai daryčiau 4 mėginėlius, kad ir ryte, ir vidurdienį, popietų ir vakare, kad padarytų. Ir čia, va, kaip matote, mergaitės labai jaunos tyrimai įdėti 10 metų ir čia, jeigu pasižiūrėtume,
pas ją rytinis kortizolis nors neparaudonuotas, bet yra labai labai blogas rodiklis, yra prie pat žemutinės ribos. Kaip ryte kortizolis, kad mes išsibūdintume, kad turėtume energijos, turėtume jėgų, turėtų būti prie pat aukštinės ribos. Turėtų būti bent jau 15 ir daugiau, taip. Ir pas ją yra prie pat žemutinės ribos ir dienos metu irgi per žemas yra. Ir tik va, jau link vakaro, taip, šiek tiek padidėja. Ką tai rodo? Tai rodo antinksčių nuovargį ir tokiu atveju būtinai reikia stiprinti antinksčius, kad mes galėtume sutvarkyti su tuo stresu ir antinksčių stiprinimui labai svarbu miegas, kada jūs nueinat miegoti, kiek jūs laiko miegat, poilsis, vitaminas C, B grupės, vitaminai magnis, adaptogeninės įvairios žolelės, taip, kad padėtų sustiprinti, bet kartais mes galvojam, oi, koks tas žmogus jautrus, per daug jautruolis, taip, jau per daug čia jautriai viską reaguoja, arba tinginys čia, neatsikelia rytais iki 12 miega ir čia nieko nepadaro, visada apsimeta, kad čia pavargęs ir panašiai. Tai ką aš savo praktikoje matau, kad dažniausia, jeigu yra viskas gerai pas žmogų, jis atsikelia energingas ryte, jis atsikelia geros nuotaikos ir džiaugiasi gyvenimu. Jeigu žmogus nuolat jaučia nuovargį, jeigu yra piktas, taip, jeigu nesusitvarko su stresu, dažniausia kažkas yra išsibalansavę organizme, taip, tik tada tikslas ir yra surasti ir atstatyti tai, kas neveikia gerai. Tai kaip šios mergaitės atveju mes galėtume pykti, galėtų mama pykti, kodėl jinai čia nesikelia į mokyklą, kodėl jinai tokia jautri, kodėl viską reaguoja taip perdėtai, taip. Bet matant, kas vyksta, tai mes tada galim labai suprasti žmogų patį, taip, ir padėti jam. Ir tos mergaitės atveju jinai patyrė labai daug streso pradiniai mokykloje, nuo 1 iki 3 klasės, kaip jinai mokėsi. Jos mokytoja jį jautė, kad jos mokytoja, auklėtoja taip jos nemėgsta. Ir jinai, kaip vaikas, jautė didžiulį stresą dėl to, taip ir matom, netgi vaikui tai gali atsitikti, taip jeigu patiria ilgalaikį stresą. Tai ir tas stresas gali būti tiek fizinis, tiek emocinis, tiek liga, organizmui irgi yra stresas. Taip, tai dėl to, pavyzdžiui, jūs turint autoimuninę ligą, turit savo organizmui ypatingai padėti, turit užtikrinti miego kokybę, kada jūs einat miegoti, kad jūs judėtumėt, kad jūs būtumėt lauke, kad cirkadinius ritmus sutvarkytumėt. Taip, tai daug dalykų, ką jūs galit padaryti, kad padėtumėt savo organizmui atsistatinėti, sveikti, taip. Ir čia keletą kitų dalykų iš gyvenimo būdo aš jums paminėsiu, ką galėtumėt pasikonsultuoti su gydančiais gydytojais, ką galėtumėt patys daugiau pasidomėti. Tiesiog noriu tokius užmesti jums taip keletą idėjų, ką galėtume dar įtraukti, jeigu nebandėt, kad išbandytumėt, jeigu būtų galimybė ir leistų gydytojai, taip ir pats jaustumėt, kad to norit. Tai vienas iš krioterapija, tai yra šalčio terapija, irgi čia su ankiloziniu spondilitu, kai buvo atliktas tyrimas, tai kad viso kūno krioterapija kaip papildoma priemonė pasiekė reikšmingų tokių rezultatų, taip, negu tik kineziterapija viena, kur buvo naudojama. Ir šaltis apskritai, šaltis labai mažina skausmą, dėl ko mes kaip susitrenkiam kažkur, taip, kaip kažkas skauda, dedam ledo. Tai šaltis galėtų būti vienas iš tų, kas galėtų taip jum pagelbėti. Čia dar vienas tyrimas, taip, kur būtent krioterapijos naudojamas būtent su Bechterevo liga. Tai galite daugiau pasigilinti tai, kas norėtumėt. Taip, infraraudonųjų spindulių sauna irgi čia buvo su Bechterevo liga atlikti tyrimai, kur tą sąstingį ir skausmą reikšmingai sumažino. Taip, ką irgi galėtume išbandyti, traukti, taip, pagalvoti apie šitą terapiją taip pat. Apie miego svarbą minėjau, taip, kad tai yra kritiškai svarbu. Turėkite omeny, kad tarkim, jeigu vartojat kažkokius vaistus, ypatingai nuo kraujo spaudimo,
kad tam tikri vaistai gali mažinti melatoniną, tai čia būtent nebiletas, nebivalolis, kaip pavyzdys jums pateiktas, taip yra, ir nebivalolis, ta veiklioji medžiaga, šalina melatoniną, kas gali paskui atsirasti problemos su miegu. Taip, tai jeigu prastas miegas, reikėtų žiūrėti, ar tai magnio trūksta, ar melatonino trūksta, pabandyti įtraukti kuo daugiau natūralios šviesos, taip, kad ryte anksti, kaip atsikeliat, gautumėt šviesos, vakare jau išeitumėt pasivaikščioti irgi, kad gautumėt tos vakarinės šviesos, kad skatintumėt melatonino natūraliai gamybą. Aišku, poilsis kritiškai svarbus ir kaip sakau, atostogos neturėtų būti pasirinkimas, tai yra būtinybė žmogui atsistatyti. Taip, dabar aš turiu ne vieną atvejį tokį aplinkoje, kaip žmogus iki tiek daug dirba ir tiek daug save viskuo apsikrovęs, jauni žmonės, taip, kuriem prasideda nuo didžiulio krūvio panikos priepuoliai, kur nebegali, panikos atakos, ypatingai vyram, dabar pastaruoju metu, su kuo tenka tai bendrauti, nebeužmiega naktimis, nebesusitvarko taip su viskuo, tai vakarai laisvi, taip, savaitgaliai, atostogos, tiesiog atsistatymui skirti laiko yra būtina, ypatingai jūsų atveju turint autoimuninę ligą. Taip, jeigu yra poilsio trūkumas, streso hormonai padidėja, uždegiminiai procesai gali didėti, todėl skausmas gali intensyvėti. Taip, tas labai, labai svarbu. Dabar dėl fizinio aktyvumo, tiek per mažas, tiek per didelis fizinis aktyvumas yra blogai. Ir aišku, čia greičiausiai jūsų atveju to per didelio aktyvumo nelabai ir būtų. Apie per didelį aktyvumą aš šneku tokį, kaip profesionalūs sportininkai, taip, kurie jau tikrai sportuoja kiekvieną dieną po daug valandų. Įprastai kiekvienas iš mūsų, jeigu mes einam į sporto salę, ar bėgiojam, ar joga, ar pilates, mes dažniausiai nelabai galim, nelabai įmanoma tą tokį per didelį pasiekti aktyvumą, tai labai labai skatinčiau fizinį aktyvumą kiekvieno jūsų gyvenime. Taip, ir apie tai jau, apie ką duoda fizinis aktyvumas, jau buvau prieš tai užsiminusi. Tai va, teorinė dalis kaip ir tokia baigta ir dabar buvau aš gavus iš jūsų klausimų. Todėl norėčiau dabar pereiti per tuos klausimus ir pabandyti juos atsakyti. Galbūt labai neišsiplėsiu, taip, bet pabandysiu trumpai kiekvieną pakomentuoti. Tai pieno raugintų produktų vengti. Dabar čia greičiausia kalbama apie pieno ir raugintų pieno produktų, taip, nes raugintų produktų, tokių kaip ten rauginti agurkai, rauginti kopūstai, rauginti pomidorai ar ten rauginti česnakai, visos raugintos daržovės, iš esmės aš jas rekomenduoju įtraukti. Taip, jeigu mes kalbam apie pieno produktus apskritai, apie raugintus pačius pieno produktus, ten varškę, jogurtą, sūrį ir taip toliau, tai vieno tokio atsakymo, kad taip arba ne, nėra, nes čia pačio pieno tikrai taip, bet dėl raugintų pieno produktų aš jau žiūrėčiau, kaip ir minėjau prieš tai, labai individualiai. Taip, kokia jūsų yra ta tolerancija. Galbūt būtų galimybė pasidaryti maisto netoleravimo tyrimą, taip, vienas iš. Galbūt pavyktų eliminacijos mitybą padaryti porai savaičių ir pasižiūrėti, po to įtraukinėti ir žiūrėti, kaip jūs reaguojate, taip, į tą simptomatiką. Iš esmės, jų turėtų būti kuo mažiau, bet vieni žmonės gali toleruoti ir gali traukti, kiti jų netoleruoja ir turėtų išbraukti. Tokio atsakymo, ar tikrai visiems išbraukti, ar tikrai visiems palikti, aš negaliu atsakyti, nes jau reikėtų kiekvienu atveju žiūrėti atskirai. Dabar, ar geriausia kepti ant alyvuogių aliejus ar gy sviestą? Iš esmės geriausia kepti mano, čia ne PSO, tai ne Pasaulinės sveikatos organizacijos rekomendacija ar mūsų nuleista sveikatos apsaugos ministerijos tos rekomendacijos, tai yra
Mano turimų žinių rekomendacija yra tokia, kad kepti su sočiaisiais riebalais, kurie yra stabilus ir kurie nebijo karščio ir kurie nesioksiduoja greitai. Tai tokie riebalai yra sotieji. Tai lydytas sviestas, kokoso aliejus, taukai. Taip, iš esmės jie nebijo šviesos, šilumos, deguonies, taip jie greitai nesioksiduoja. Tarkim, su saulėgrąžų rapsų aliejus, jie priklauso polinesočiųjų riebalų grupiai, kurie yra labai labai jautri karščiui, tai šilumai, deguoniui, šviesai, priklauso tai pačiai grupiai, kaip ir linų sėmenų aliejus, kaip ir žuvies taukai. Tai iš esmės mes žinom, kad linų sėmenų aliejus ten turėtų būti tamsiam buteliuke, turėtume laikyti šaldytuve jį ir labai greit sunaudoti. Labai labai panašus dalykai galioja ir saulėgrąžų ir rapsų aliejui, nes priklauso tai pačiai grupiai. Taip, tai reiškia, mes turėtume jas pirkti tamsiam buteliuke, kad jų nenusipirktume oksiduotų. Mes su jais neturėtume kepti. Taip, jie, jeigu bus netamsiam buteliuke permatomam, tai nuo šviesos jie jau bus oksiduoti ir uždegimą keliantis. Taip, tai iš esmės saulėgrąžų rapsų aliejaus aš nerekomenduoju, aš rekomenduoju išvis išbraukti jį, nes jie kelia uždegiminius procesus, kepti su sočiaisiais riebalais. Su alyvuogių aliejumi jisai priklauso mononesočiųjų riebalų grupiai, kaip ir būtų galima kepti, bet tą reikėtų tada daryti neilgą laiką ir nelabai aukštoj temperatūrai. Taip. Ar yra sveikų saldiklių, pavyzdžiui, eritrolis? Eritrolis galėtų būti, jeigu jūs neturite virškimo problemų, nes kai kurie žmonės į cukrus, alkoholius, tokius kaip tas pats eritrolis, reaguoja labai jautriai. Tai dabar yra išpopuliarėjęs vaistinis saldminas, monk fruit, kur būtų galima taip įtraukinėti. Ta pati stevija, jeigu jūs natūralią galite gauti, galėtų būti taip. Ar tinkami būtų lęšių makaronai, jeigu mes keistume vietoj glitimo, galėtų būti traukiami, aišku, aš ankštinių irgi taip riboju, tai aš jeigu taip makaronus žiūrėti, tai aš dažniausiai rekomenduoju cukinių makaronus darytis iš cukinių pačių su spiralizatorium, arba konjako tie makaronai, taip. Morkos burokėlį nelabai tinkamos daržovės, kokių daržovių dar vengti. Tai iš esmės krakmolingos, aišku, bulvės, morkos, burokėliai jūsų atveju, tokios nėra patys geriausi variantai. Jeigu dar turite, kai kurie žmonės su reumatinėm įvairiom ligom yra labai jautrus tai vadinamai nightshades, bulvinių šeimos klasiai. Tai yra baklažanas, pomidoras, kas dar ją įeina, paprika. Taip, tai dėl to būna, kas patiria skausmus didžiulis, būna kartais irgi rekomenduojama pažiūrėti, ar šitos daržovės neprovokuoja. Taip, irgi galėtumėte atkreipti dėmesį, pavyzdžiui, ar po baklažano, kaip pavyzdys, naudojimo jums nepaaštrėja skausmai. Taip, jeigu paaštrėtų, tai galima būtų, reikėti irgi, kad išbrauktume tą bulvinių šeimą, taip vadinamą. Kokių vaisių reikėtų vengti? Iš esmės, iš vaisių, ką aš labai vengčiau, tokių tropinių, kaip pavyzdys bananas, ten, nežinau, ananasas, taip, bet gal labiausia banano tokio, galvočiau jūsų atveju konkrečiai, bet iš vaisių aš labiausia tas uogas jum įtraukinėčiau, kas turėtų mažiausią glikeminį indeksą ir labai daug antioksidantų, vitamino C, taip, nes dabar ypatingai žiūrėti, kas pas mus yra šaly, taip, tai tas pačios šilauogės, avietės, braškės, trešnės, taip, žemuogės, ką mes turim labai daug dabar, tai aš labiausiai akcentuočiau jum, kad jeigu įtraukinėjate iš vaisių, tai kad uogos konkrečiai būtų pas mus augančios, tai būtų idealiausia. Maisto derinimas sergant. Apskritai, tas maisto derinimas, jisai nėra labai įrodytas mokslu, iš esmės. Dabar, dėl maisto derinimo aš labiausia kreipčiau dėmesį tada,
kaip yra virškinimo problemos, taip, nes jeigu virškinimas veikia gerai, tai jokio, iš esmės jokio skirtumo, kaip jūs ką suvalgysit, jums turėtų viskas suvirškinti ir su tuo visu susitvarkyti, taip. Tai aš daugiau net ne į maisto derinimą žiūrėčiau šiuo atveju, aš labiau žiūrėčiau taip į tuos produktus, kuriuos jūs galite vartoti, kurie rekomenduojami, kurie ne, kad tai būtų priešuždegiminė mityba, taip, ir žiūrėčiau jūsų skrandžio veiklą, apskritai visą jūsų žarnyno veiklą, kaip jūs sukramtote maistą, ar jūs gerai sukramtote, ar nėra problemų su nuryjimu, taip, ar nestringa vaistai, papildai, maistas pats, kas galėtų rodyti klajoklinio nervo prastą veiklą ir kas irgi galėtų atsiliepti, taip, virškinimui. Tai čia yra tokių kitų dalykų, ką reikėtų atkreipti dėmesį, bet dėl pačio derinimo, aš kaip pati, pavyzdžiui, jeigu aš kažkur valgau, nežinau, pas kažką svečiuose ar restorane, tai aš dažniausia visada prašau, kad man ten prie žuvies, mėsos ar panašiai, prie to patiekalo atneštų tik daržovės, kad niekada nebūtų ten ryžių, kad ir tų pačių bulvių, taip, kad būtų dviguba porcija daržovių. Tai, bet ne dėl to, kad ten derinimo principo, taip, bet tiesiog aš tų grūdinių, ankštinių produktų aš ir pati stengiuosi mažinti ir vengti, taip, kaip galiu. Dėl šaldymo būdų džiovinamų uogų vaisių, tai liofilizuoti, taip, turi tik didžiausią menį, tai viskas gerai, jie tikrai išlaiko tas visas savybės, tikrai galite traukti. Vegetarizmą, žaliavalgystę. Dėl žaliavalgystės aš ne tai, kad nepritarčiau. Jeigu trumpam laikotarpiui, savaitei, 2 mėnesiui galėtų būti, ilgesniam laikotarpiui, tai visiškai nematyčiau kaip tinkamos mitybos. Dabar dėl ko? Taip, apskaitai mūsų kiekviena mityba turėtų 80% sudaryti žalias maistas, daržovės, įvairios uogos, kaip pavyzdys. Tai ir 20% ten, nežinau, baltymai ir riebalai, taip, o pagrindas augalinis maistas va iš daržovių. Tai šiaip ar taip mes jų turėtume vartoti labai daug. Bet kad išbraukti gyvūninius produktus, taip, aš nebūčiau už tai, nors aš paties anksčiau labai daug, dabar galvoju, kaip jinais buteiko, man atrodo, taip, ir domėjausi, ir skaičiau, ir galiausia tiek iš savo praktikos, tiek ir nuvykus į Didžiąją Britaniją studijuoti, aš susidūriau su daug kolegų, kurie buvę žaliavalgiai, buvę veganai, kur iš pradžių viskas gerai su sveikata, o paskui prasideda problemos, taip, nes kad jūs užtikrintumėt pakankamą baltymų kiekį, jeigu mes kalbame, tarkim, apie žaliavalgystę, veganizmą, taip, vien tik iš ankštinių, iš daržovių yra be galo sunku ir jūs tada suvartojat labai labai daug angliavandenių, taip, ir ilgainiui pradeda mažėti skrandžio rūgštingumas, gali atsirasti anemija, gali atsirasti ne tik geležies trūkumo anemija, bet ir B12, ar cinko trūkumas, tiesiog maisto medžiagų trūkumas gali prasidėti, kaip mažėja skrandžio rūgštingumas, tada atsiranda didžiulė tikimybė disbiozė atsirasti žarnyne, SIBO išvešėti, daug dalykų iš tikrųjų gali pradėti vykti. Tai aš esu pati buvusi vegetarė ir šiai dienai vegetarizmą nepraktikuoju ir nebent kokį vegetarizmą palaikyčiau, tai jeigu yra įtraukiama, tarkim, žuvis, taip, į tą mitybą ir nežinau, šiek tiek kitų gyvūninių produktų, jeigu toleruojama kiaušiniai kaip pavyzdys, ar ten sviestas, taip, tai galėtų aliejų pakankamai, taip, kokybiškų gerų, galėtų, vegetarizmas galėtų būti, bet jau reikėtų tikrai atlikinėti su specialistu, kad užtikrinti ir visų maisto medžiagų pakankamą kiekį, taip. Aš asmeniškai esu labiau už visą valgystę
tik tai tiek, kad tie produktai turėtų būti labai kokybiški. Taip, mes atsiremiam į kokybę, nes tarkim, gydant, kaip pavyzdys, gydant žarnyną, turint autoimuninę ligą, žarnyno gydymas tampa privalomu ir gydant žarnyną, jeigu kalbėt apie pralaidų žarnyną, tai ankštiniai, grūdiniai produktai, pienas pats, taip, cukrus yra išbraukiami, kad sugydyti, jeigu efektyviai tą norima padaryti. Tai tą padaryti esant vegetaru tampa labai labai sudėtinga, taip. Ir aš asmeniškai net neapsiimčiau, jeigu į mane kreiptųsi žmogus ir sakytų, kad aš ten noriu skydyti žarnyną ir aš esu ten žaliavalgis arba veganas arba vegetaras. Aš nesakau, kad to neįmanoma padaryti, bet tai būtų be galo sudėtinga ir aš greičiausiai net neapsiimčiau tokio žmogaus taip pas save. Tai va, tai aš labai labai atsargiai. Išlevalgystė ypatingai ir galite irgi pasiskaityti tą pati Budeiko, aš gal gerai atsimenu jos pavardę, paskui jinai yra viešai atsiprašius ir jinai irgi yra paneigus ir pasakius, kad labai daug sveikatos problemų po to atsirado. Tai trumpalaikiai perspektyvai viskas gerai, bet jeigu mes žiūrėtume į ilgalaikę perspektyvą, taip, tai tada jau pradeda atsirasti problemos. Tai va. Norėtų daugiau informacijos apie glitimą, kaip jis kenkia mūsų lygai, kokie yra atlikti tyrimai, ko pakeisti. Tai čia iš esmės būtų dar viena atskira paskaita apie tai. Jūs galite eiti per tai, jeigu norėtume domėtis daugiau apie tai, tai tiesiog žiūrėti, kaip pirmas dalykas, taip kaip glitimas, kokį poveikį daro žarnynui, kokį poveikį daro padidėjusiu žarnyno pralaidumui. Taip, kaip didina tą žarnyno pralaidumą, paskui jūs galite žiūrėti tyrimus, kaip su Bechterio liga, kad labai dažnai yra padidėjęs žarnyno pralaidumas, taip, arba kaip glitimas, kokius uždegiminius procesus kelia žarnyne. Ir mes irgi žinom, kad su Bechterio liga yra žymiai padidėjusi rizika uždegiminių žarnyno ligų. Tai vien glitimo reikėtų vengti iš tos pusės dėl to, kad tai praktiškai pas visus žmonės daugiau ar mažiau kelia uždegimą žarnyne. Dar labai dažnai ir klausimas keliamas, kas liečia grūdus, taip dėl glifosato. Jau aišku, žymiai mažiau kas jį naudoja šiai dienai, taip ūkininkai, bet vis dar tenka girdėti apie tai, nors jis jau kaip ir uždraustas turėtų būti. Tai glifosatas kita priežastis, dėl ko gali būti taip su žarnynu problemos atsirasti. Ir kaip sakau, glitimas ir autoimuninės ligos, jūs vėl galite ieškoti informacijos ir matyti, kokią įtaką tai daro glitimas autoimuniniam ligom. Tai tiesiog aš čia galbūt neįsiplėsiu, nes čia dar būtų galima šnekėti labai labai daug apie tai. Šlapimo rūgšties purinų įtaka ligai, taip. Ir kaip išvengti podagros, ko nevartoti. Iš esmės, kaip ir vienas klausimas būtų, tai ką aš irgi norėjau parodyti, kad Bechterio liga su podagra, artritu turi sąsajų ir yra rašoma apie tai taip, kad Bechterio liga tarp Bechterio liga sergančių žmonių yra didesnis skaičius podagrą turinčių. Dabar dėl pačios podagros, taip, iš esmės, kas yra pas mus, tas alopatinis požiūris, taip, į podagrą yra, kad tiesiog mėsoj, gyvūninėse produktuose yra daug purinų, taip. Ir norint, kad išvengti podagros, kad reikia riboti tų produktų, kuriuose yra purinai. Bet dabar kur yra problema? Realiai šitam požiūrį, jeigu mes taip žiūrėtume. Purinų yra labai labai daugelį maisto produktų didesnis ar mažesnis kiekis. Ir purinai organizme yra verčiami į šlapimo rūgštį, kuri turi būti eliminuojama. 70% šlapimo rūgšties eliminuoja per inkstus, taip inkstai, 30% to šlapimo rūgšties padeda pašalinti pas mus žarnyno mikroflorą, taip. Dabar į ką aš žiūrėčiau, net ne į produktus, kurie turi daug purinų, bet kaip veikia jūsų inkstai
ir kokia yra jūsų žarnyno mikroflora, ar pas jūs nėra disbiozės, nes problema yra ne patys purinai, bet tai, kad jūsų organizmas nesugeba išvalyti ir pašalinti. Nes jeigu organizmas pašalina efektyviai tą šlapimo rūgštį, jokių problemų nekyla. Jeigu sutrinka inkstų veikla, taip, dėl kažkokių priežasčių. Jeigu yra disbiozė žarnyne, ta šlapimo rūgštis gali sunkiau pasišalinti iš organizmo ir kaip sunkiau pasišalina, tada jis pradeda kauptis kaip kristalai, taip, ten, pavyzdžiui, sąnariuose ir sukelti sąnarių skausmą, nes ta podagra yra laikoma tokia kaip uždegiminis artritas savotiškai, taip galima sakyti. Tai mano vienas iš patarimų būtų žiūrėti, kad nebūtų disbiozės. Vėlgi mes grįžtam atgal į žarnyno veiklą. Taip, žarnyno veikla, inkstų veikla, tiesiog užtikrinti gerą organų veiklą visą. Kitas dalykas, jeigu tada jau turit pačią podagrą, tai vėlgi būtų prieš uždegiminę mitybą, turi netrūkti skysčių, turi netrūkti antioksidantų ten iš daržovių, iš uogų. Taip, vengti uždegimą skatinančio maisto, taip tų saulėgrąžų, rapsų, hidrintų riebalų. Turi būti daugiau magnio produktų, kas turi ten žalias lapines daržoves, daug magnio, turi daugiau kalio turinčių produktų. Citrinos galėtų irgi gerinti kepenų veiklą ir padėti irgi tvarkytis, taip, šalinti tą šlapimo rūgštį. Kas dar, taip, skaitulų daugiau irgi tai galėtų gerinti. Tai tiesiog darant tai, ką aš jums prieš tai minėjau, turėtų irgi padėti ir su podagra. Dabar dėl tyrimo ir leucitų nustatymo greitis į virš normos. Ką tai reiškia? Tai dažniausiai vienas iš uždegiminių rodiklių ir su autoimuninėm ligom jisai yra siejamas taip. Tai aš tiesiog mažinčiau uždegiminius procesus jūsų organizme, jeigu jis yra per aukštas. Kadangi mūsų lygai yra svarbus kaulų tankis, sąnariai, raumenys, tai be tų tradicinių ir visiems universalių omega-3 vitamino D, kaip suprantu, yra aktualu kalcis, magnis, gliukozaminas, B grupė ir gal dar kažkas. Tai klausimas, ką mano apie tai pati Ingrida, kokios praktinė patirtis. Taip. Viskas yra svarbu, tai kaulų būklė ypatingai svarbi, bet tarkim, kad kalcis įsisavintų į kaulus tinkamai, tai čia tampa žymiai svarbiau dėl kaulų būklės, kad netrūktų vitamino D3 ir K2 ir to pačio magnio. Ir kitas dalykas, kaip jūsų skrandžio veikla, kad tas kalcis, ką jūs gaunat iš maisto ar iš tų pačių papildų įsisavintų. Taip. Dėl įvairių kitų vitaminų, mineralų, tai čia visada sprendžiu pagal tai, kokia yra simptomatika pas žmogų. Pagal simptomatiką tada mes darome kraujo tyrimus ir mes žiūrime, kokia yra situacija ir tada skiriam taip, kad skirti tiesiog visiems gerai pavartoti, ten tarkim, B grupės vitaminus, ar ten visiems gerai pavartoti, nežinau, bet ką ten. Kalcį, aš to nedarau, taip, kalcio aš apskritai labai vengiu, nes kalcis gali skatinti ir onkologinius procesus, taip, tai dėl to jau kalcio tyrimas tikrai galėtų būti traukiamas ir stebimas, žiūrima, ar tikrai reikia jo įtraukti, ar jis tikrai yra per žemas, taip. Kaip žinoti, ko ir kiek trūksta, kad kur būtų galima tokią info. Tai kiek ir ko trūksta, kaip žinoti, aišku, darytis tyrimus kraujo, jūs kitaip nelabai žinosit. Arba dar, kad tos kraujo tyrimus daryti, aišku, galite spręsti pagal simptomatiką, taip. Aš, pavyzdžiui, esu tokį netgi kursą ir aiškius, ką mūsų kūnas nori mums pasakyti. Ir ten iš tokių 3 dalių susideda jisai, kur būtent paskui kokie simptomai, ką reiškia ir ką jūs galite tarti, ko jums trūksta, taip. Tai čia dabar susakyti tiesiog būtų neįmanoma to viso, taip. Tai iš esmės, kaip žinot, tai pagal simptomatiką specialistas turėtų nuspręsti, kokių tyrimų reikia pasidaryti, kad patvirtinti arba paneigti įtarimus, taip. Iš kur žinoti, kokios dozės ir kuriam laikui tam tikro papildo reikia, nes dažniausiai ant vitaminų dėžutės yra užrašyta rekomenduojama dozė ir vartojamas kaip profilaktiniam sveikatos palaikymui, o sergantis žmogus jau turi tam tikrų medžiagų rimtą trūkumą.
Greičiausiai ir čia yra svarbu, kad vitaminus, maisto papildus, mineralus derinti taip, fitonutrients su maistu. Iš esmės, kokios dozės kuriam laikui, tai čia jau sprendžia specialistas dėl jūsų, taip. Ir tarkim, tas pats vitaminas D, negali pasakyti, kad visiems reikia po 6000 vartoti 3 mėnesius. Nes pas vieną gali būti labai labai didžiulė stoka, pas kitą gali būti pakankamumas. Taip, ir tos dozės gali labai skirtis. Vienam gali reikėti 1000, kitam 4000, kitam 10 000 kiekvieną dieną. Taip. Ir kurį laiką vėlgi kaip įsisavina, kaip tinkamai, kokia virškinimo veikla, kaip viskas veikia, taip, ar įsisavina ar ne. Tai šituos dalykus, taip, kas rašoma tikrai ant dėžutės, rekomenduojama dozė tikrai dažniausiai beveik visais atvejais būna per maža. Tai bet kokią dozę ir kuriam laikui jau čia jums turėtų, aš negaliu to pasakyti, nes turėtų būti, žinot, turi ligos anamnezę visą, taip, tyrimai būtų padaryti ir pagal tai spręsti tada, kokia dozė reikalinga, kad atsisakytų žmogus ir tada irgi sprendžiama kuriam laikui ir daromi pakartotiniai tyrimai, kad įsitikinti, ar jau atsistatė ar ne. Tai kaip ir matau, kad kaip ir viską atsakiau, tai norėčiau labai padėkoti jum už skirtą laiką. Ir labai labai tikiuosi, aišku, tos informacijos galbūt čia daug buvo, kai kur galbūt neinama buvo labai labai gilį. Tiesiog norėjau jum tokį bendrą suvokimą, nuo ko jum pradėti ir į ką daugiau atkreipti dėmesį, kuo daugiau pasidomėti, taip į ką. Norėjau jums duoti gaires, kad jūs nukreipti tinkamų kelių eiti, taip. Tai labai visiems linkiu atrasti tą savo sveikatos piliulę, atrasti tą sveikatos formulę ir kad su kiekviena diena jaustumėtės vis geriau. Dar kartelį visiems labai labai ačiū ir būkit sveiki ir gal dar kažkada su jumis susitiksim.